Savo avis aš lankysiu, sako viešpats, ir duosiu ganytoją, kuris jas mylėtų, o pats aš Dievas būsiu jų viešpats. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Vėlinio oktavoje minime Šventąjį Karolį Boromiejų, vyskupą, gyvenusi ir veikusi 16 amžiuje, stengėsi įgyvendinti Tridento susirinkimo įgyvendinimus ir visus nuostatus, steigė kunigų seminarijas, rūpinosi, kad dvasininkai būtų išprusę, lankė savo kaimenę ir pasižymėjo didžiu uolumu. Ir kai nieks negrėsė ir kai maras siautėjo Milane, Italijoje. Buvo ir pasižymėjo degančią meilę Dievui ir artimui širdimi. Šiandien prašykime jo užtarimo mūsų reikaluose. Prisiminkime tuo pačiu ir visus dvasininkus sutiktus gyvenimo kelyje. Tuos, kurie mus krikštijo, tuos, pas kuriuos pirmąją komuniją priėmėm, tuos, kurie daug kartų teikia Dievo atleidimą mums išpažinties sakramente. Gera proga, meldžiant ir Šventojo Karolio pagalbos, prisiminti kiekvieną ganytoją, kuris iškeliavo į amžinybę, meldžiant jiems viešpaties gailestingumo. Tegul šventoji dvasia, kurios šaukiamės pradžios giesmėje, subūrė mus vienai maldai, te atitolina bet ką, kas galėtų trukdyti viešpatį ne tik lūpomis, bet širdimi garbinti ir jam dėkoti. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pasikvietusiam jį vaišių fariziejų vyresniajam, Jėzus pasakė: keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei pažįstamų, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruožtų nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime. Tai viešpaties žodis. Paulius šiandien ragina filipiečius stiprinti tikėjimą, meilę ir tarpusavio vienybę. Tačiau jis taip pat leidžia savo laiške suprasti, kad šios trys dorybės, trys tikrovės yra trijų dieviškųjų asmenų dovana. Iš Kristaus apaštalo skelbiamas mokymas, kuris yra tikėjimo šaltinis. Dievo Tėvo dovana yra meilė, o Šventosios Dvasios veikimo vaisius yra vienybė ir tobula bendrystė. Tad ir melskime, kad Šventasis Paulius ir šios dienos globėjas Šventasis Karolis vyskupas melstusi už mus, užtartų mus, kad tikėjimo dorybė, meilės ir vienybės dovana, trejybėje Dievo vieno dovana, mumise neprigestų, neužgestų, bet išsilaikytų ir augtų.